Labadiena, esu Baltų lankų rinkodaros projektų vadovė Ieva Bluvštein ir šiandieną norėčiau Jums pristatyti rinktiniai prozai priskiriamą kūrinį Oktavo Mirbo Kambarinės dienoraštis. Pats Oktavas Mirbo rašęs prieš jau 100-metį ir tuo metu, kai rašė, dėja nebuvo pripažintas. Ir pripažinimas atėjo tik po kokių 20 metų. Dažnai jo kūriniai gretinami su tokių žymių autorių kaip Dostojevskio, Kafkos ar Prusto kūriniais. Taip pat trumpai papasakosiu apie patį kūrinį Kambarinės dienoraštis. Jo pagrindinė herojė yra Celestina, kambarinė, gyvenanti aukštuomenės rūmuose ir matanti jų kiekvienos dienos įvykius. Ir toli gražu tie įvykiai nėra tokie, kokie galėtų būti įsivaizduojami. Ir tas dorobingas, gražus gyvenimas, gražūs žodžiai po savim slepia ne visą laiką tos gražius dalykus, apie kuriuos norėtųsi galvoti. Tuo meto literatūroje buvo tikrai nedaug erotinių scenų, o šiame kūrinyje būtent atskleidžiama daugybė erotinių scenų, kurios tuometiniai visuomeniai buvo nepriimtinos. Ir tarkim, kalbant apie patį Oktavą Mirbo ir kodėl Lietuvos skaitytojai galbūt nėra su juo susipažinę, tai kad totalitarinėse valstybėse šis kūrinys būtent dėl tų erotinio pobūdžio scenų ir kitų netradicinių romanui būdingų bruožų buvo uždraustas. Artėja atostogos ir žmonės renkasi literatūrą laisvalaikiui, ką galima būtų paskaityti. Tai tikrai šitą knygą rekomenduotumėm imti laisvalaikio skaitiniam, prie ežerų, prie jūrų, galbūt keliaujant automobiliais ar kitom transporto priemonėm, atsijungti, pasižiūrėti į prieš 100 mečius buvusią istoriją apie meilę, apie erotiką, atsipalaiduoti ir tikrai manau, kad moteris nenusivils.